Sveiki, mielieji, esu Dalia Braziulytė, psichologė, aromakologė. Sveikinu jūs su naujaisiais metais, linkiu visa ko geriausia, grožio, gražių spalvų, kvapų, aromatų, naujų atradimų, vidinės ramybės. Na, o šiuo video noriu pristatyti naują aromaterapinės kosmetikos kolekciją, kurią sukūriau būtent žiemos sezonui ir paskutinius produktus pagaminau ką tik tai per šventes. Štai čia spalvotoje palėpėje atnešiau visą spektrą buteliukų ir truputėlį priartinsiu ir papasakosiu trumpai apie šį gėrį. Dabar ekrane priekiniame plane jūs matote dėžutę violetinę su auksiniu kamšteliu. Tai yra aromaterapinis kūno šveitiklis, kurį pavadinau Mylėk mane švelniai, Love Me Tender, pagal Elvio Preslio dainą. Kaip tik visai neseniai per televiziją rodė filmą apie Preslį. Tai yra kūno šveitiklis su transderminiu magniu, plaukiantis prabangiuose aliejuose, didelę molekulę turinčiuose lipiduose, iškvepintas prabangiausiais eteriniais aliejais. Šaukštą žiupsnį šio šveitiklio reikėtų paimti galbūt ranka arba ant plaušinės arba uždėti ant vonios skudurėlio ir nuo periferijos link širdies tiesiog pamasažuoti kūną, būnant duše, vonioje, pirtyje. Transderminis magnis yra labai švelnus abrazyvas, nenubraižo netgi veido ir šitaip tiesiog nuvalius visą kūną reikėtų dar keletą minučiukių ramiai pabūti, kad magnio sulfatas galėtų per odą prasiskverbti į limfą, kraują ir tiesiog praturtinti mūsų organizmą tokių reikalingų magnio sulfatų. Galima naudoti keletą kartų per savaitę, po to nusiprausiam šiltu vandeniu, be putokšlių, saponino ir tą dieną garantuotai jau niekuo nereikės tepti kūno ir, manyčiau, netgi veido. Taip pat šalia yra du žali buteliukai, tai yra aromaterapiniai preparatai plaukų priežiūrai. Tai yra aromaterapinis šampūnas kūnui ir plaukam, kurį pavadinau Carpe Diem, iš lotynų kalbos išvertus džiaukis gyvenimu arba skink dienas. Ir šalia yra aromaterapinis plaukų balzamas, pavadintas taip pat. Tai yra plaukų priežiūros preparatai be chemikalų, visokiausių parabenų. Ir juose yra tikri hidrolatai, nelietuviški, prancūziški, labai prisotinti eteriniais aliejais hidrolatai. Ir kvapas yra nuostabus, dieviškas, tai yra didelė koncentracija eterinių aliejų, kurie gerina galvos, odos, kraujotaką, limfotaką, stimuliuoja plaukų svogūnėlį, mažina uždegiminius procesus, nežemiškai kvepia ir balansuoja mūsų nervų sistemą. Juos rekomenduotina naudoti kartu, plaukų šampūnų išsiplauname galvą ir uždedam balzamą, šiek tiek pabūnam vonioje, duše, gal tuo metu panaudojam pilingiuką ir po to šiltu vandeniu nusiprausiam. Kol plaukai šlapi, dar jų nedraskykite šukom, kai jie pradžius labai skaniai kvepės, bus minkšti, lengvai iššukuojami. Ir šalia iš kitos pusės yra du mano firminiai, jau dabar legendiniai, kultiniai kūno priežiūros kremai. Priekinėme plane yra Adonis.
Jį jau kuriu keletą metų, ką tik tai pagaminau vieno bičiulio prašymu. Žmogus pusę metų, jeigu ne metus, laikė šalia savęs tuščią buteliuką ir laiks nuo laiko rašydavo mandagias žinutes, gal jau pagaminot šitą kremą. Patikėkit, jis kvepia nuostabiai, bet šie kremai ypatingi ne tik dėl kvapo, pati kremo bazė yra labai turtinga. Šį preparatą sudaro gal kokie 30 komponentų. Į šiuos kremus įeina egiptietiškas produktas, kupranugarių pienas, bičių produktai, stangrinantis priešuždegiminiai augaliniai ir eteriniai aliejai. Smulkų aprašymą galite skaityti mano Facebooko puslapyje arba atskiram faile apie šį preparatą. Labai skaniai kvepia, galima tepti visą kūną, net ir veidą. Nors tekstūra yra lengva, bet kremas iš tikrųjų yra ir maitinantis, ir drėkinantis. Ir šalia yra legendinis kūno kremas Šeherezada. Kremo bazė yra ta pati, tačiau šis kremas yra iškvepintas arabiškų ūdų, arabiškais kvepalais, kurių jau nebegamina jas sukūrusi firma. Prie šio kvapo tiesiog galima magiškai priprasti ir aš tiesiog sunaudojau paskutinį likutį šio aromato, gamindama šitą kremą. Taip kad jei norite pabandyti, arba jeigu jau žinote, koks tai yra dieviškas kvapas, paskubėkit, kadangi tai yra paskutiniai buteliukai. Juodojo kmyno arba juodgrūdės aliejus Nigella sativa gali būti naudojamas tiesiog odos ligoms gydyti, bet dažniausiai jis yra vartojamas į vidų kaip maisto papildas, arbatinį šaukštelį iš ryto, kad tiesiog sutepti visą virškinamąjį traktą lipidais, išsituština tulžis, kas yra labai svarbu, skrandis yra apvelkamas tokia apsauginė plėvelė. Jeigu iš ryto vartojat vaistus, kokius preparatus, tai yra labai gera profilaktika. Galima užgerti šiltų, šaltų vandeniu. Tiesiog juodgrūdės aliejus dabar plačiai aprašytas mokslinėje spaudoje kaip vaistas nuo visų ligų. Arabai sako, kad jis gelbsti nuo visko. Na, gal tik tai ne visai nuo mirties. Ir toliau priekinėme plane yra aromaterapinis balzamas lūpoms. Jį turiu įvairiuose buteliukuose. Šie buteliukai tokie kaip lūpų balzamo pieštukai yra tokie labai gražus, auksinis ir sidabrinis. Čia telpa 8 ml lūpų balzamo. Tai yra augalinių sviestų, prabangių augalinių aliejų bazė ir yra šitas preparatas iškvėpintas rožės, absoliutų, lavandų, vanilės, eteriniais aliejais, yra truputėlis pipirmėtės, už tai jisai taip maloniai gaivina ir galima tiesiog naudoti kaip lūpų balzamą arba netgi kaip lūpų blizgį. Ir taip pat priekinėme plane 3 spalvoti buteliukai, tai yra arabiški kvepalai, kurie vadinasi Musk el Tahara. Pirmas buteliukas baltas yra Musk Abiyat, baltasis muskusas. Nuo baltojo muskuso prasidėjo ši kolekcija. Baltasis muskusas dabar yra labai madingas visame arabiškame pasaulyje. Kvepia gaiviai, kaip švariai išskalbti skalbiniai arba švarus kūnas. Iš tikrųjų turi ir savą tokį labai gaivų, specifinį, labai malonų aromatą. Tokia klampi konsistencija, tiesiog nusiprausus, jau galbūt pasitepus kremo, perbraukiam per delnus aplikatoriumi
ir braukiam per kojas nuo vidinio blauzdų paviršiaus į viršų, pilvo apačią, rankas, krūtinę, sugniaužiam plaukus ir visą dieną nepaprastai skaniai ir gaiviai kvepėsit. Arabai naudoja muskel tahara, kūno kvapų slopinimui, kadangi tame pasaulyje yra labai nemandagu dvokti prakaitų arba kokiom kitom kūno išskiram. Per vidurį yra levandinis muskel tahara, ramina, atpalaiduoja, kvepia truputį levandom. Ir iš dešinės yra raudonas buteliukas, granatinis muskel tahara, jis kvepia saldžiai, vaisiais ir gėlėmis. Ir truputėlį toliau ant veidrodinio staliuko iš priekio stovi 3 kvepaliukai. Be abejo, kvepalų aš turiu 9 galybės, čia yra pilstami, tokie aromaterapiniai kvepalai. Pirmas buteliukas tai yra kalimat, legendiniai kvepalai. Kalimat arabiškai yra pokalbis, jie yra tokie rytietiški, bet kartu gundantis, viliojantis, toks gan saldus aromatas. Per vidurį yra kvepalai, kurie vadinasi Alef Leila wa Leila, 1001 naktis, rytietiškas, orientalistinis, ambrinis toksai pasiutelis aromatas, labai ilgas šleifas. Ir iš dešinės mėlynam mažam buteliuke yra auksinis smėlis, golden sand, kuris užburančiai saldžiai kvepia. Na ir už jų yra 3 mano firminiai kremai. Su visa atsakomybė sakau, kad didesnio gėrio veidui būtų sunku įsivaizduoti. Balta dėžutė organzos maišelyje yra nerolio kremas veidui. Tai yra nerolio eterinis aliejus ir absoliutas Egipto produktai, ypatingos koncentracijos šiame kreme taip pat yra ir levandų eterinis aliejus, prieš uždegiminiai preparatai. Kremo sudėtis yra labai sudėtinga, gal 40 komponentų, detalų aprašymą irgi galit paskaityti atskirai. Iš juos kremų sudėjau visą gėrį, kuris tik tai yra natūraliam gamtos ir aromaterapijos pasaulyje. Per vidurį rožinė dėžutė yra rožių kremas, regeneruojantis, maitinantis. Jame yra 4 rožių rūšis, centifolija, damastena, ataras, absoliutas, eterinis aliejus ir kiti eteriniai aliejai. Ir juoda dėžutė yra aromaterapinis žibuoklių kremas, tai yra su žibuoklių ir gvazdikų ataru, absoliutų iš Egipto, įeina santalmedis ir kiti eteriniai aliejai. Taigi, mielieji, šiuos produktus galite įsigyti. Jų kiekis be abejo ribotas, kadangi tai yra labai koncentruoti, skalsūs, natūralūs preparatai ir kuomet gaminu, juos sudedu ne tik prabangiausius komponentus ir savo meilę, bet didelį kiekį medžiagų, kurios jau savaime yra prabangus dalykai. Taigi toje kolekcijoje yra nedaugelis vienetų, sakysim, kremus, kuomet gaminu, būna maždaug apie galbūt 20-30 vienetų, kūno kremo galbūt kažkur 18 vienetų, taip kad tai yra autorinė mano aromaterapinė kosmetika, kurią galima pavadinti netgi brendu. Aš ją įvardinau kaip Nefertumo sodas. Nefertumas yra senovės Egipto aromatų, parfumerijos, kosmetikos dievas. Taigi, lauksiu jūsų laiškų,
žinučių, jei nuspręsite kažką įsigyti, duokite žinią. Gyvenu ir dirbu Kaune, jei gyvename viename mieste, lauksiu jūsų apsilankant, galite užvažiuoti, jei gyvenate kitose vietose, Lietuvoje ar net užsienyje, galiu išsiųsti siuntinuką, tik tai tuomet reikės tiesiog aptarti logistikos dalykus. Iš viso širdies linkiu, kad šitie dieviški aromatai, į kuriuos sudėjau visas savo profesionalias aromaterapijos žinias, gerą energiją ir meilę pradžiugins jūsų širdelę šiuo šaltu metu, kuomet gamtoje maža spalvų ir kvapų, o mes būnam šildomose, kondicionuojamuose patalpose, mūsų oda dažnai išgyvena temperatūrų kontrastą, einame iš automobilio arba kambario į lauką, patiriame drėgmę, šaltį, sniegą, lietų ir vėl keičiasi temperatūra, dėvime kartais ir sintetinius drabužius su elektrostatiniu krūviu, trūksta šviesos, dažnai turbūt nepakankamai geriame vandens, trūksta saulės šviesos, taip kad visa šita aromaterapinė kosmetika sukurta atsižvelgiant į mūsų gamtinės sąlygas ir yra pritaikyta šiam žiemos laikui, kad galėtume vis tiek gyventi tokį sveiką, gražų, prasmingą gyvenimą ir jaustumėmės gražus ir galėtume pasitikėti savimi. Su geriausiais linkėjimais, jūsų Dalia.